Labą dieną. Ar jums viskas gerai? Ar jūs esat laimingi? Ir jūs ne vien tik tai, galiu pasakyti žodžių laimingi, bet nuo šios dienos, kai jūs susirinkote čia, prasidėjo vasara. Tiesiog faktiškai šiandien kaip birželio 1. Ir saulė, ir šviečia, ir lietaus nėra, nes jau 46 kartą į Lietuvos neįgaliųjų draugijos organizuojamą renginį čia į Talačkonį susirinko iš 43 Lietuvos neįgaliųjų draugijos skyrių. Įsivaizduojat, 46 kartą, tai aš te galiu pasakyti tik tai tiek, kad šios šventės toks slaptas pavadinimas susitikimo vietos pakeisti negalima, nes ta vieta jau tapo kaip ir lengvais vasaros namais. Brangieji, šiandien, jeigu jūs pastebėjot, net iš 13 skyriaus yra atvykę tie žmonės, kurių rankos yra auksinės ir jie privežė įvairiausių gražių savo dirbinių. Ir todėl siūlom, turint laiko, būtinai nueiti ir kažką įsigyti. Palaukit, mane fotografuoja. Nu va, išgazdinau žmogų. Taigi, ir dabar nieko nelaukdama, aš kviečiu ateiti Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkę Jeleną Ivančenką, kuri labiausiai meldėsi, kad šiandien nebūtų lietaus. Prašau. Labą dieną, mėly bičiuliai. Sveikinu jūs susirinkus Balsių malūnę. Važiuoju ir galvoju Talačkoniai. Ką reiškia kiekvienam iš jūsų šitas žodis? Matyt, kiekvienas turės savo paaiškinimą, kiek šiandien čia susirinkusių žmonių, tiek gyvenimiškų istorijų, bet mes atvežėm čia šiandien jums ir norim padovanoti laiką. Mes norim jį sustabdyti ir kad jūs galėtumėte bendrauti, dalintis įspūdžiais, kas pasikeitė pas jūs per šiuos metus, kas bus naujo, susipažinti, prisiminti to, kurius nėra, džiaugtis gyvenimu ir visi sustabdom šiandien laiką. Aš tikrai meldžiausi, kad tik nelytų, kad būtų šiltas oras. Niekada mūsų nepaveda oras, pasiskambinam, užsisakom, lygiai taip pat ir šiandien. Jeigu bus šalta, tai matyt reikės pajudėti. Ilgai nekalbėdama, noriu palinkėti tik gražių įspūdžių ir labai džiaugiuosi šiandien visus jūs čia matydama. Kuo dar neapkabinau, būtinai ateisiu, apsikabinsim, pasidalinsim šilumą ir gražiai žodžiais. Gražios jums dienos, gražios šventės ir be abejo, ačiū visiems tiems, be kurių šio renginio nebūtų. Mes šį renginį organizuojam, bet organizuojam jį jums. Jis yra tik dėl to, kad esate jūs. Ačiū jums visiems labai. Taigi, kadangi Jelena užsiminė, kad daug meldėsi, yra mūsų tarpe žmogus, kuris pabuvo tarpininku, kad maldos eitų kuo greičiau į dangų. Ir aš kviečiu kleboną Albertą Kasparavičių atidaryti mūsų renginį ir padėkoti už puikų orą ir už tokius nuostabius, gražius buvimus čia. Taigi, paplojam mūsų klebonai. Noriu sveikinti visus jūs čia susirinkusius. Apsidžiaugiau pamatęs Steputę, mano buvusią parabijonką. Dar nuo Subačiaus laikų buvo tikrai labai graži draugystė užsimezgus ir sako, kad ten kaip, kokia ten meilė. Jo, tarp draugų. Taip, dėl maldos, tai aš prisipažinsiu, kad aš čia nieko dėtas, bet galvoju, kad kai kurių žmonių, kaip vadovė jūsų sakė, kad malda buvo į Dievą, tai tikrai Dievas išklausė ir ačiū Dievui. O šiandien, klausydamas, aš taip pagalvojau, tai ar aš jaunas, ar tas renginys taip gražiai subrendęs, nes pasirodo metukai šiek tiek daugiau tas renginys vyresnis už jums kalbantį žmogų. O jeigu dabar jau taip šiek tiek rimčiau prieinant, žinot, kokie yra šie metai. Tikrai įspūdingi,
birželio pabaigoje mes turėjome didelę šventę, kai palaimintoju buvo paskelbtas arkivyskupas Teofilius Matulionis. Taigi šie metai katalikų tarpe yra paskelbti palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus metais. Ir šiais metais sueina jau 30 metų sukaktis nuo to laiko, kai palaimintoju buvo paskelbtas taip pat arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Dabar jūs, klausydami manęs, galvojat, prie ko čia dabar kunigas šiam renginėje kalba apie šiuos šventuosius, tai ten jūsų bažnyčios reikalas. Mėly šventės dalyviai, tie žmonės buvo jūsų likimo žmonės. Savo visuomenėje jie buvo žmonės, kurie, kaip ir jūs, nešiojasi kažkokią tai negalę. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis turėjo negalę nuo savo mažų dienų, tik tais niekas nematė, bet jo kojytės buvo ten metalus sukaustytos. O arkivyskupas Teofilius, kuris taip pat paskelbtas palaimintuoju savo dar gyvenimo pusiaukelėje, taip pat jau buvo atsidūręs invalidų namuose. Ir žmogus, kuris taip pat pažino negalę, bet turėjo labai tvirtą dvasią, mokėdavo džiaugsmu ir dvasios tvirtybę, entuziazmu užkrėsti kitus. Džiaugiuosi, kad ir jūs čia susirinkę tie žmonės, kurie, nepaisant savo negalės, irgi širdį nešatės labai stiprų gražų entuziazmą, kitaip jūsų čia nebūtų, tad linkiu jums visiems gražios šventės ir Dievas te laimina jūsų tolesnį gyvenimą ir šiandienos tą nuostabią šventę. Dieve laimink jūs visus. Ačiū. Dėkui, paplojam. Kalbėjo klebonas Albertas Kasparavičius. Dėkui. Ir dabar noriu pakviesti į sceną žmonės, iš tikrųjų, be kurių šitos šventės nebūtų. Jūs puikiai suprantate. Nusprendžiat namie daryti gimtadienį. Jeigu neturėsi ką padėti ant stalo, tai pas tavi nelabai kas ateisi, nelabai ką atneš. Tu gali švęsti, bet ta prasme, reikia vis dėlto žmogaus, kuris padėtų organizuoti. Ir šita šventė iš tikrųjų būtų visai kitokia, ir jos netgi ir gal nebūtų, jeigu nebūtų šitų žmonių. Taigi, į sceną kviečiu Pasvalio rajono savivaldybės merą Gintantą Gegužinską, bet aš žinau, kad jis susijėmęs rajono darbais ir vietoj jo atvyko mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas. Pakviečiam Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė. Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnas Stanislovas Dreba, Saločių seniūnijos seniūnas Algimantas Mašalas, Balsių malūno savininkas Rimantas Želvys. Prašom. Ką? Jūs kalbatės, reikite arčiau, nebijokite, neįkasiu, dar arčiau, kad matytų. Ir stokite taip, kad šitas strypas jūsų neužstotų, nes yra žmonių, kurie norės jūs nufotografuoti. Taigi, taip, kas kalbės pirmas? Ne, duodam moterį, labai gražiai atrodo, į mane panašia. Ir gražiai šneka, ateikit čia. Labą dieną, mėlieji. Man malonu, kad aš jau nebesuskaičiuoju, kiek kartų sveikinu jūs atvykusius iš visos Lietuvos į šitą šventę. Ir kai vedėjau jūsų paklausti, ar jūs laimingi, pasakėte, kad taip. O kaipgi nebusit laimingi Talačkonių žemėje, kur aš manau, kad pačios neįgalumo pradmenys nustatymo, kad yra žmonės tokie, prasidėjo čia, būtent Talačkonyse. Kaip ir kiekvienais metais, matydama jūsų veiduose šypseną, linkiu ir toliau šypsotis, džiaugtis gyvenimu, nes gyvenimas eina pirmin, tad sveikatos, stiprybės ir laimės. Taigi, o jum padėkos ir, ačiū, kad esate, ponia Ramutė. O mes norim jums padėkoti tokią gražią padėką, kad liktų prisiminimas ir kiekvienais metais mes labai iš tikrųjų dėkojam, kad vis kiekvienais metais sugalvojam kažką naujo, pritraukiam vis daugiau žmonių ir tikrai be jūsų visų čia susirinkusių ir tiek įdėta indėlio ir darbo
žmogiškųjų išteklių šitas renginys iš tikrųjų nebūtų ir labai šiltos požiūrė. Ačiū Jums.